Taip, tai sveiki visi. Pradedame mūsų espresinarą. Tai yra pirmas iš 3 espresinarų apie tikslų siekimą. Ir iš tikrųjų jie yra 3, nes pirmas yra kaip motociklo ratas, jisai nurodo kryptį, mes apie jį šiandien šnekėsime. Tai yra tikslai. Antras yra, gal ne visai eilės tvarka, kaip čia motociklas nupaišytas, yra galinis ratas, tai yra varomasis ratas. Ten kalbėsiu antrame espresinare apie tai, kaip žinių valdymas, kaip informacija gali pasitarnauti mūsų tikslų siekimui sėkmingai. Ir vidurinis yra fuel, kuras, motyvacija, psichologinis aspektas, kas yra mano stiprybės, silpnybės, tai bus 3 espresinaro tema. Taigi, šiandien esame tikslų espresinare. Šitas barkodas yra tos apklausos. Kas dar neatsakė, jį galite skanuoti ir atsakinėti į klausimą. Pabaigoje matysime rezultatus. Apie tikslus. Ką noriu papasakoti apie tikslus šiandien? Greitai ir paprastai ir suprantamai. 3 dalykai. Juos geriau turėti, negu neturėti. Antras, juos geriau užrašyti. Ir trečias, kad juos reikia peržiūrėti. Tai tas temas tokiu būdu dabar ir pereisime. Pirma tema, juos geriau turėti. Kodėl juos geriau turėti? Iš seminaro pavadinimo, kurį aš jau taip sukūriau, šiek tiek gal žaismingiau, burlaivis versus pliauska. Tai burlaivis yra tokia transporto priemonė, kur tu reguliuoji, kur kryptis tavo yra. Ir praktiškai burlaivis gali plaukti, netgi jeigu nepalankus vėjas. Tai dėl to tokia alegorija. Ir jisai simbolizuoja mano tikslus, mano kryptį ir mano norus ir mano svajonės. Tai yra, kai aš turiu tikslus. Tuo tarpu pliauska yra, kai tu plauki pasroviui, kai tavo norai yra gaivališki, kažkokie tai iš pasąmonės. Labai dažnai plaukimas pasroviui atsiranda, kai tu žmogus esi įtrauktas į kitų žmonių tikslus, kurie turi savo tikslus suformulavę, arba kitų organizacijų tikslus. Man tai yra labai svarbu ir aišku, nes aš pats asmeniškai esu iš tų, kur išsibarsto, esu emociškai gal ne pats stabiliausias pasaulyje vyras ir dėl to man labai svarbu turėti savo tikslus. Toliau norėčiau atkreipti dėmesį į Steveno Covey Proactive principą, kurį esu paskaitęs jo knygoje 7 efektyvių žmonių įpročiai. Ir jo principas yra apie tai, kad kai esi aktyvus ir kai darai kažką aktyviai savo gyvenime, pavyzdžiui, sieki tikslų, tai ta burlaivio zona, ta proactive, ta tavo įtakos zona, jinai pradeda plėstis. O ta zona, kur tu negali įtakoti, jinai pradeda siaurėti. Ir gal yra vyrų, ir kuriems reikia biškį atvirkštinio, kur ten per daug įsikabinę į savo tikslą ir labiau reikia pabūt pliauską, bet pastebėjau, kad dažniausiai vis dėlto tų tikslų neturėjimas yra aktualesnė problema. Taigi, kai tu orientuojasi į dalykus, kuriuos gali pakeisti, tavo įtakos sfera didėja ir tada tu gali nukreipti tą savo laivą, ar motociklą, ar dviratį, ar malūnsparnį į ten, į kur tu nori nukreipti. Toliau noriu pasidalinti tos pačios apklausos, kurią dabar visi kartu atliekam, praeitos sesijos rezultatais ir pasakyti jums, kad realiai tik tai 9 procentai vyrų per praeitą mano seminarą turėjo tikslus taip, kaip aš įsivaizduoju yra geriausia praktika. Užrašyti, smart būdu, vienoje vietoje, 9 procentai ir didžioji dalis, liūto dalis jų neturėjo arba turėjo tik tai galvoje. Ir ką reiškia hedge? Hedge tai reiškia privalumas. Jeigu tu užsirašai savo tikslus ir esi ta mažuma tarp visų likusių, kurie neturi tikslų, tai automatiškai tu turi tam tikrą konkurencinį pranašumą. Mes gyvenam konkurenciniai visuomeniai, ar ne? Mes gyvenam kapitalistinės demokratijos visuomeniai ir konkurencinis pranašumas yra reikalingas, ypač mums vyrams. Dar viena priežastis, kodėl tų tikslų reikia turėti, tai mano supratimu, laikas ir dėmesio energija yra kaip pinigai ir aš juos galiu investuoti arba galiu išleisti. Kuo skiriasi investicija ir išlaida, savaime suprantama. Kai išleidi, tai išleidi. Gali net pasiskolinti greitai kreditą ir išleisti.
O investicija yra kažkas, kas duoda grąžą. Taigi, jeigu aš savo laiką ir dėmesio energiją skiriu dalykams, kuriuos apsibrėžiau kaip tikslus, tai greičiausiai tai bus investicija į kažką ir man duos grąžą. Ir atkreipsiu dėmesį, kad laikas ir dėmesio energija yra baigtiniai dydžiai, ką kartais lengva pamiršti. Ir dažnai vyresniam amžiui, kaip man jau 52 yra, pradedi galvoti, kad nėra to laiko forever, amžinai. Jisai baiginėsis kažkada. Ir ką ten tu nuveikiai, kur tu investavai savo dėmesį ir energiją per visą tą laiką. Primenu, kad čia espresinaras, tai galima gert kavą, sriubčiuoti ir panašiai. Toliau važiuojam. Man kaip tokiam emociškai empatiškam vyrui, man svarbu turėti tokią tvirtovę, kai yra gyvenimo sukūrėjai, kaip šitam paveikslėlį, ar ne, plunksnos pešiojasi, esu apdraskytas gyvenimu, man tada būna tokia mintis, velnias, nežinau, kaip aš noriu gyventi, kas čia su manim darosi, tai man tikslai, tas užrašymas, kur aš turiu užsirašę savo tikslus, yra toks atraminė tvirtovė, aš ten sugrįžtu ir galvoju, okei, kai aš buvau normalios būsenos, susikaupęs, aš ten užsirašiau, tai aš dabar tuo ir vadovaujuosi ir neleisiu savęs įsukti į kažkokį tai emocinį verpetą. Okei, perinu toliau prie užrašymo būtent, kodėl juos tikslus turėti aptarėme, dabar aptarsime, kodėl juos reikia užrašyti ir kaip juos užrašyti. Čia tas pats barkodas iš apklausos, jeigu kas nespėjot nuskanuoti, arba jeigu kas prisijungėt vėliau. Važiuojam, kodėl tikslus reikia užrašyti. Yra darytas tyrimas, Gail Matthews study, kuriuo aš pasidalinsiu, paskui bus nuorodos visų šitų dalykų, apie kuriuos pasakoju. Ir to tyrimo metu buvo protestuota, kaip skiriasi tikimybė pasiekti tikslą, kai tu jį esi užrašęs, aš jau nekalbu ten smart būdu, kažkokiu būdu, tiesiog paėmei, užrašėjai. 42% padidėja tikimybė, kad tas tikslas bus pasiektas. 42%. Man atrodo, kad vien pats faktas, kad tu užrašai, sakau, nekalbu apie kažkokius smart, labai gražiai, ant gražaus sąsiuvinio ar elektroninėje sistemoje, kaip aš tą moku. Tiesiog kavinėje ant lapuko popieriaus užsirašai ir jau 42%. Man tai yra mind blowing iš tikrųjų. Taigi, užsirašyti. Manau, kad tikrai verta užsirašyti. Tada kaip užsirašyti? Užsirašyti reikia smart būdu. Smart būdas yra visur žinomas, aš net pas vaikus mokykloje mačiau, bet pasikartosime, kas tai yra smart būdas. Ir daug kas užsirašo tos tikslus ir aš tame tarpe ir jie pasirodo visai nesmart. Smart yra konkretus, specific, measurable, išmatuojama, tai yra pasiekiau, nepasiekiau, turi būti įmanoma uždėti varnikę. Achievable, pasiekiama, tai yra nereikia dėti savo tikslų, nuskrisiu į mėnulį ar dar ką nors tokio. Prasminga, tikslai turi būti prasmingi, turi atitikti vertybės. Ir time bound, čia vienas iš svarbiausių kriterijų, jie turi būti su laiko kažkokiu intervalu arba riba dar geriau. Taip pat noriu paminėti, atsiminkit, formuojant tikslus, geriau yra vengti neiginių ir tariamosios nuosakos. Neiginys tai yra, aš nerūkau, o teiginys yra, aš gyvenu sveiką gyvenimą. O tariamoji nuosaka yra norėčiau, galėčiau, turėčiau, galbūt. Tai šitų dalykų reikia vengti. Taip, konkrečiai, perinam prie pavyzdžių. Yra štai 3 sritys. Šeimos sritis, hobių ir darbo sritis. Ir yra po vieną tikslą kiekvienoje srityje. Imam pirmą ir baltai užrašytas tikslas, tas toksai išplaukęs, lozunginis ar ne, o geltonai užrašytas tikslas yra smart, mano supratimu. Noriu būti geras tėvas, tai yra labai gražus, fainas tikslas, bet jis toks yra kaip lozungas, kaip plakatas. O tuo tarpu atostogos su šeima all inclusive 7 dienos 23 metais yra tikslas, kuris yra labai konkretus ir kai aš jį pasieksiu, aš jau galėsiu uždėti varnikę. Taip, aš buvau su šeima, šiemet 7 dienas atostogavom, vat mano investicija į šeimą. Hobis. Irgi galima savo apsibrėžti tikslą, aš noriu daug keliauti, pamatyti daug užsienio, daug šalių. Faina, bet konkretu yra 3 mėnesių kelionė su kuprinė aplink pasaulį. Ir dar išvardinti šalis ir dar kuriais metais. Darbe irgi galima tokį tikslą užsibriežti.
dirbu marketingo srityje, yra nekonkretu. Esu marketingo skyriaus vadovas tarptautinėje įmonėje, 25 metais jau yra aiškus konkretus tikslas. Iki 25 metų aš noriu tokią karjerą padaryti, kad jau būčiau skyriaus vadovas. Na, tarkim. Važiuojant toliau. Tikslai turi būti subalansuoti. Tai yra, kaip ir akcijų portfelyje. Negalimas prisipirkti vien tik tai Google akcijų, pavyzdžiui, arba Microsoft, arba kokios nors kitos kompanijos. Ir mes subalansuojam portfelį. Tas vadinasi ir diversifikacija. O tikslus formuojant irgi neturėtų būti vien pinigai ir seksas tarp vyrų šnekant. Reikia juos subalansuotai paskirstyti. Ir aš čia porą tokių pavyzdžių pateikiu, kur tie tikslai turėtų figūruoti vis dėlto. Turėtų būti ir šeimoje, ir socialiniam gyvenime, ir finansai, ir sportas, ir saviugda. Visur reikėtų turėti po kelis tikslus, kad nebūtų viskas vienoje vietoje. Vienas tik tai dalykas. Toliau važiuojam. Tikslus užsirašius, juos reikia peržiūrėti. Kodėl? Todėl, kad, kaip sakant, nothing is carved in stone. Užsirašei tu tą tikslą, pasikeitė gyvenimas, gal reikia lankščiai jį reaguoti. Tai Davidas Allenas savo Getting Things Done knygoje rekomenduoja savaitinę peržiūrą, kas savaitę peržiūrėti. Ten yra daug žingsnių, ką reikia daryti, bet šiai temai, aš manau, skirti tas 3-4 minutės pirmadieniais, perskaityti savo tikslus, pasidaryti korekcijas ir gal susiplanuoti vieną kitą žingsnį ateinančiai savaitį, yra tikrai įveikiamas dalykas. Ir kas iš to išeina? Kad tu primeni ir savo, ir savo visai pasąmoniai, vat štai dėl ko aš gyvenu, štai yra mano tikslai, štai ko aš siekiu. Ir atitinkamai susidėlioji darbus. Jeigu tu darai dalykus, kurie neatitinka tavo tikslų, tai jau turėtų iššokti toksai klaustukas, o tai kam aš tai darau, ar tikrai to reikia. Paminėjau pasąmonę ir dabar aš noriu pasidalinti jums tokiu triuku, kurį pats naudoju. Kaip į pasąmonę tikslą įdėti. Ir kodėl jį įdėti į pasąmonę reikia, tai dar irgi paaiškinsiu, bet toks paprastas IT triukas. Visi mes dirbam su kompais šiais laikais, vienaip ar kitaip. Dauguma. Ir kai dirbi su kompu, dažnai būna tas lock screenas. Ir kai yra lock screenas, reikia suvesti passwordą. Ir passwordai būna įvairiausi. O vienas iš būdų, kaip daryti passwordą, tai paimti savo tikslą. Įsivaizduokit, smart tikslas yra namukas ant ratų prie jūros kranto 2025 metais. Pasidarai iš tų žodžių tokį trumpinį, pirmas raidės ir skaičius, ar ne? Galima kitokią logiką susigalvoti, bet tiesiog, kai aš vesiu šitą NARPJ 2025, aš mintyse kartosiu namukas ant ratų prie jūros kranto 25 metais. Ir automatiškai, jeigu mano kompiuteris lokinasi 3 kartus per dieną, ten išėjau kavos, išėjau pietų, aš 3 kartus per dieną tą tikslą subeldinėsiu. Ir nepatikėsit, kaip pradeda suktis galvoj tas dalykas. Tai yra tikrai labai efektyvus ir tuo pačiu naudingas būdas ir passwordas irgi bus stiprus. Kaip ta pasąmonė veikia, kai kartoji jai? Pasąmonę aš vaizduoju dažnai dramblio pavidalu, kad jinai tokia yra didelė, sunkiai suvaldoma ir tikslas yra tokiu būdu į pasąmonę įdėtas jau žvaigždė. Truputį nušokau toliau. Ir tas dramblys arba žmogus, jisai mato aplinkui žiauriai daug informacijos, bet jinai yra filtruojama ir tada pradeda matyti būtent tai, kas yra tikslas, tas žvaigždutės. Aplinkui daug visko, bet pradedi registruoti tai, kas yra įdėta į pasąmonę. Ir dabar aš jums pasakysiu pavyzdį, besiruošdamas šitam espresinarui, aš visur pradėjau matyti žodį tikslai. Įsivaizduojate, aš nueinu į Lidlą apsipirkti šeimai, paimu karutį ir tas karutis turi užrašą tikslai. Neįtikėtina galvoju, netgi čia yra tikslai. Ten apie tos jų taškus yra lidlinius. Važiuojam toliau. Suvestinė. Tiesiog noriu pasikartoti dar kartelį tą, ką aiškinau, kad tikslai nurodo kryptį, kad tikslai turi būti subalansuoti tarp įvairių gyvenimo sričių. Vien pats faktas, kad tu tikslus užsirašai, 42% padidina tikimybę, kad jie bus pasiekti.
Tikslai turi būti užrašyti smart būdu. Specific, measurable, achievable, relevant, timely. Tikslus reikia reguliariai peržiūrėti ir priminti savo. Reikia planuotis pagal tikslus ir aišku koreguotis, nes gyvenimas yra reikalauja tam tikro lankstumo. Ir atitinkamai filtruoti informaciją. Kai yra suformuoluoti tikslai, aš galiu skanuoti aplinką ir priimti informaciją, apdoroti tą informaciją, kuri atitinka mano tikslus ir kuri mane nuveš toliau su mano reikalais. Dar kartelį vizualizacija, su tikslais esu burlaivis, be tikslų esu pliauska, kurią išmes gal kažkur tai gražiam paplūdimy, o gal ir nelabai gražiam. Taip pat noriu paminėti, kad be šito espresinaro mes su Mariumi suplanavę dar 2 espresinarus, irgi va tokiam formate, 15 minučių pranešimas greitas ir tada question and answer sesija, klausimų sesija, kas gali pasilikti, su įrašu taip pat. Tai bus apie IT tokią dalį, apie informacijos apdorojimo dalį, kaip pajungti visą aplink mus esančią informaciją, tikslų siekimų ir kaip susiorganizuoti visą šitą aplink esantį lapukų, žinučių, raštelių chaosą į kažkokią tai sistemą. Ir tai bus spalio 23, o trečias bus lapkričio 6 apie daugiau tokį psichologinį, motyvacinį aspektą, bet aš pats nesu psichologas, tai aš daugiau einu per informacinę metabolizmo prizmę ir kas yra žmogaus prigimtinės stiprybės, silpnybės ir kaip jas atpažinti ir įkinkyti tikslų siekimui. Taip pat planuojame tikslų siekimo kursą nuo lapkričio 27 ar nuo spalio 27. Nuo lapkričio 27. Čia jo, klaidelė. Pasakiau ir pamačiau pats. Tai pataisyk gerai, Mariau. Aha. Nes čia screenshotas yra iš webo. Ir tas tikslų siekimo kursas, jisai bus iš 8 dalių ir jisai tokia tvarka ir vyks iš esmės. Tos temos, aišku, persipins, bet jos tokios ir bus. Iš pradžių tos tikslus reikia turėti, suformuoti, užrašyti teisingai. Tai čia tas pelėdžiukas. Tada mes susikursime motociklą smegenim, aš taip vadinu. Tiesiog skaitmeninė užrašinė, kuri yra pakaitalas tokiam daiktui, modernus pakaitalas tokiam sąsiuviniui, kur visi aplinkui nešiojasi. Ir tai nereiškia, kad tą sąsiuvinį reikia atsisakyti, bet tiesiog atsiranda nauja galimybė. O trečia dalis bus pasikinkyk savo dramblį. Kiekvienas iš mūsų turi stipriasias savybės, čia tais simboliais pavaizduotas ir Achilo kulną kažkokį tai. Ką tie simboliai reiškia ir kaip jie susijęs su informacijos apdorojimu, irgi paaiškinsiu kurse bei espresinare tam tikrą prasme įvadas bus. Viskas, apie ką šiandien kalbėjau, jums bus išsiųsta tiem, kurie registravosi. Šitas PowerPointas gali būti išsiųstas su nuorodom, kurios čia ekrane šiuo metu dalinuosi. Ir norėčiau dabar pasidalinti apklausos rezultatais, ką mes turime ką mes turime iš apklausos. Taip. Štai tokie rezultatai. Mūsų 18 dalyvių atsakė ir labai panašiai kaip ir praeitam webinare, didžioji dalis tikslų arba neturi, arba jie yra išsibarstę per kelias vietas arba neužrašyti. Išsibarstę per kelias vietas, bet užrašyti jau nėra taip blogai. Kai jie neužrašyti, jie yra tokie efemeriniai dariniai galvoje ir praktiškai, kai tu rašai, tai tas pats, kaip kitam žmogui paaiškini. Įgauna formą, konkrečią formą. Taigi, dabar ta prezentacinė dalis baigta yra. Mariau, galim stabdyti įrašą. Kas turit laiko, galite pasilikti klausimų atsakymų sesijai ir dar turėsiu tokį trumpą testą. Kas turi bėgti darbus ar reikalus,